Labas rytas, draugučiai. Sveikinusi iš kavinės. Arba grįžti video. Tai tikiuosi, kiek išeis, pavyks sumontuoti šiandien, gal ir paleisti tuo pačiu. Tai šiandien planas labai paprastas. Varysim paeksplorinti šiek tiek Bankoką daugiau. Nes supratau, kad šiandien realiai yra paskutinė diena, kai turiu pilną dieną Bankoke. Rytoj labai anksti ryte išvarau. O aplink mane yra labai daug šventyklų. Noriu bent kelias apeiti. Tik tais vienintelis dalykas, kam reikia pasidaryti, tai nusipirkti kelnes. Nes čia į šventyklas norint įeiti, tai privalomai uždengti savo pečius ir kelius. Turiu labai gerus marškinius, bet dėja turiu tik tai šortus arba labai storus džinsus. Džinsais tikrai nesinori vaikščioti, nes dabar sėdžiu ir prakaituoju tiesiog kavinėj būdamas su bandiške. Tai noriu nusipirkti tas trablių kelnes vadinamas arba kažką labai lengvo, kadangi rytoj turiu atsikelti 4:30 ryte, kad spėti į autobusą. Tai tikriausiai daug nenaktinėsiu. Iš dalies šiek tiek gaila, nes galvojau dar varyti tuos night marketus, tokius naktinius turgus, bet tada pagalvojau, kad aš vis tiek į Bankoką ir taip sugrįšiu ir galėsiu čia dar kelias dienas laisvai pabūt. Ko šiandien nespėsiu pamatyti, tai tikrai dar po kokios 2 kažkur savaičių, po 3 tikrai spėsiu. Žinau, kad iš mano draugų yra tikrai nemažai kas buvę Tailande. Tai jeigu turite kažkokių rekomendacijų, ką pamatyti, kur nuvažiuoti, ką aplankyti, būtinai parašykit. Nors ir esu pasižymėjęs tikrai nemažai vietų, bet tikiu, kad kažko galbūt nesu. Gal kažkas buvo kur nors išvažiavę, kur nėra gan populiaru ir matėt kažką tikrai verto. Parašykit komentaruose arba man žinutę atsiųskit, nes laiko Tailande turiu nemažai ir tikrai nesu visko susiplanavęs ir turėsiu bent kokią savaitę ar 2, kur galiu laisvai, kur noriu keliauti. Tai dėl to įdomu būtų kažkokių, jeigu yra specifinių vietų, kur negaliu praleisti, būtinai parašykit. Arba jeigu šiaip kažką, ką norit nebuvę Tailande pamatyti, irgi parašykit, nes galbūt galėsiu nuvažiuoti ir parodyti jums. Tai tiek, o va čia per kelią eina Ciucikas. Pėstysis irgi įdomiai, visi sustojo praleisti, labai faina. Šiandien oras palyginus su vakar, tai žiauriai skiriasi. Gal šiek tiek mažiau karšta negu vakar, bet daug labiau dušna. Vakar tai labai sausas tikrai buvo, šiandien toksai atrodo, kad lipnus oras tiesiog būtų. Per pietus gal pakaituko kokio numiksiu, arba baigsiu montuoti video. Beje, montuodamas video pastebėjau, kad aš 9% video mano veidas tiesiog visą laiką matosi. Tai nežinau, ar jums įdomu žiūrėti, pavyzdžiui, ką aš be persto kalbu ir beveik nieko iš vaizdų neparodau. Jeigu norit kažką iš vaizdų pamatyti, tai būtinai parašykit šiaip, nes man pačiam įdomu, man įdomu visokiais faktais dalintis ir panašiai. Bet suprantu, kad 9% žiūrėti šitą gali būti biški nuobodu. Tai šiandien bent jau pasistengsiu šventyklų kokių gražių vaizdų įdėti daugiau. Bet gal ir pats dar visą laiką būsiu prieš kamerą, nes man įdomu šnekėti, įdomu dalintis. Ir gal jums įdomu klausytis, nežinau. Bet parašykit. Būtinai komentarą palikite. Man vis siūlo čia praeinant pasidaryti kostiumą. Jau vakar rodžiau, kad yra pilna tokių vietų, kur daro tipo pagal tave atmatuoja viską ir pasiūna kostiumą. Padarom bairį, jeigu po šitą video bus 20 komentarų, kur parašysit įdomai pasidaryti kostiumą, tai aš jums prižadu grįžęs į Bankoką po kažkur kelių savaičių pasidaryti kostiumą. Ant bairio. Gal visai bus ir geras kostiumas. Jeigu paliksit 20 komentarų tokių, po šituo būtent video, pažadu, tikrai gausit mane pilnam man specialiai pasitam kostiume. Nusipirkau kelnes už 200, nors ten prašė gal 2,8, tai nėra didžiulis skirtumas. Aišku, galėjau ten ir sumokėti už 2,8 dar, kaip pagalvoju, bet kažkaip azartas paėmė, pasiderėjau. Nebuvo gal labai patenkinta pardavėja, bet ir, aišku, pardavė tas kelnes.
304 laipteliai. Varom. Šiaip nors buvo daug kur ženklai, kad negalima su šortais eit, bet kažkaip visus įleidžia su šortais ir aš kažkaip galvoju, nepersmėgsiu iš tų kelnių. Įleido, pardavė bilietą, tai oh well. Tiek gaila, kad pats šventyklos viršus dabar yra restauruojamas, bet šiaip pati šventykla labai gražiai atrodo. Faina, kad absoliučiai viso miesto panorama matosi, nes gali ateiti pilnai aplinkui. Yra toks tai realiai kaip ir balkonas. Ir tu gali pamatyti visą miestą, kuris šiaip yra žiauriai didelis. Eina savo. Pagalvojau, kad tikriausiai šitas miestas yra pats didžiausias bent jau jausmų, kuriame esu buvęs, nes kaip pagalvoju, tarkim, tas Sidnėjus, New Yorkas, San Franciskas, Los Andželas, jie daug kompaktiškesni ir viskas yra vienoj vietoj, o čia realiai taip daug pastatų į visas pusės. Žiauriai šiaip įdomus jausmas. Pirmą kartą esu tokia mieste, tai labai įdomu iš tiesų ir toks pasijauti mažas labai didelė mieste. Matau, kad yra dar kelios šventyklos visai netoli, bet šita bent jau, kur dabar esu, yra pati aukščiausia, bent jau kiek aš matau. Ir iš jos vienintelės panorama viso miesto matosi. Gal dar nuvarysiu į kelias, kurios visai gražiai atrodo iš čia. Žiauriai per karštą apskritai laukia dabar būt. Tai gal tiesiog varysiu kur nors šiaip pabūt kažkur, kur ne taip karšta, nes jau laukia iškentėti neįmanoma karščio. Gan iš tiesų įdomus, bet žiaurokas paminklas grifam, kadangi pasirodo, kad 18 amžiaus vidury Bankoke labai siautėjo cholera ir būdavo labai daug mirčių būtent prie šitos šventyklos, kadangi čia buvo vartai, vieninteliai vartai, pro kuriuos leisdavo išnešti kūnus iš Bankoko miesto, kadangi žmonių būdavo tiek daug mirštančių, jų nespėdavo išgabenti iš miesto ir juos tiesiog sukraudavo prie šitos šventyklos, kas šitiem grifam buvo tiesiog puota, dėl to šitas grifų ženklas tapo tarsi atminimas Bankoke ir jam pastatytas paminklas, kuris būtent ir simbolizuoja tą tokių grifų laukimą, kovojimą tarpusavyje dėl tų mirusių žmonių. Įdomu, bet gan toksai matos, kad net mano antakiai prakaituoja, ant tiek karšta, bet užsimaniau biškį valgyti, atėjau į tokią lauko virtuvytę, kur kainos tikrai žiauriai mažos. Užsisakiau pork kale with rice, tai pasižiūrėsim, jeigu nuo šito maisto aš nenumirsiu, tai tada galėsiu Tailande realiai valgyti visiškai ką norėsiu ir kiek norėsiu. Baigiau montuoti vakarykštį video ir dabar ką tik pradėjau kelt, liko 55 minutės. Tai per tą laiką galvoju, nuvarysiu pavalgyti, kadangi po praeito valgymo skrandis kaip ir viskas ok, nesijaučia blogai. Tai manau, kad pradėsiu biškį labiau rizikuoti su gatvės maistu ir dabar nueisiu į vietą, kur norėjau šiaip vakarą eit Patajaus valgyti, bet
tenais kažkaip dar sudvėjojau, nes labai toks atrodė gatvės maistas. Gal šiandien pabandom, nes atrodo labai tikrai skaniai ir kaina šiaip gera, tai why not pabandyti. Ir ką tik atsigavau tikrai labai po to karščio, šiek tiek atvėso, gal kokiais 2 laipsniais. Biškį lengviau gyvent, nes dienos metu buvau dužęs visiškai tikrai. Vienintelis, kas mane neramina, tai yra, kad rytoj reikės keltis 4, pusę 5 ryto kažkur. Nelaukiu žiauriai, plus dar turiu susidėti daiktus. Tikriausiai gal šiandien labai vakare netūsinsiu, irgi nebus labai įspūdingas vakaras. Ok, palieku tada keltis video ir varom niam. Nemeluosiu, aš jau beveik nusiteikęs paragauti esu. Tik tiek trūksta. Žiauriai įdomu. Nebijau, bet bijau dar biškį. Tai gal greitų metu pradėsiu ragauti visokius bužiukus. Nežinau, kas sugalvojo tai padaryti, bet šalia Magdo pastatyti žolės parduotuvę. Čia yra geriausias biznio planas ever. Chebra, jeigu Lietuva legalizuos žolę, tai aš įsteigiu žolės parduotuvę šalia Magdo iš karto. Čia vakare tikrai daugiau veiksmo negu dienos metu. Dieną tai realiai tuščia gatvė buvo, kai praėjau. Dabar pilna visko, visi barai jau atsidarinėja, dar tik dabar atsidarinėja. O valandų dabar yra 7. Nu jo, logiškai, 7 valandą tik pradeda viskas veikti. Labai nustebino, ant kiek daug yra visokių žolės parduotuvių, kiek daug street foodo ir šiaip visokių turistinių dalykų. Bet šiaip ir fainų barų atrodo yra ir kažkaip tiktais nepastebėjau nei vieno klubo, kas keista šiek tiek yra, nes šioje sako, kad ta gatvė yra pagrindinė backpackerio tūsinimo gatvė šitam rajone. Tai yra, aišku, dar kitos gatvės daug toliau, ten, kur jau rimtai visi tūsina. Tai gal tenais, kai nuvarysiu kada nors, tai išeis ir į kokį klubą nueit. O dabar aš dar pasivaikščiosiu biškį, parvarysiu greitai namo, labai noriu susidėti daiktus, viską sutvarkyti, kad rytoj ryte nieko nereikėtų daryti. Ir tada jau galėsiu išeiti biškį į miestą. Aišku, reikės anksti varyti miegot, bet reikia kokių gal 10, manau, kad vis tiek nevarysiu. Ir dar kokio alaus ar kokteilių išeisiu. Bet dabar labai noriu viską sutvarkyti, kad tik ryte kuo greičiau galėčiau išeiti. Susidėjau visus daiktus, jau realiai kuprinės paruoštus rytoj, bet mane žiauriai pradėjo imti miegas. Dabar dar tik 8:30, bet šiaip gal ir gerai, jeigu apie 9 užmigsiu, tai realiai labai bus nesunku rytoj atsibust. Nuėjau dar nusipirkti vandens greitai, kad išgyvenčiau naktį visą karštį. Ir jo, čia tikrai pabaigsiu šiandien video. Dar buvau prieš tai nuėjęs į gražią vietą, tenais per vieną vaizdį kelsiu apie gražų. Ir viskas, o tada jau susitinkam rytoj ryte. Nežinau, kiek rytoj filmuosiu, nes kai reikia taip anksti keltis, labai nemėgstu kalbėti. Tai gal nebent gražiais vaizdais iš autobuso. Tai va, šiandien sakau ate ir iki rytojaus.